Hyatt Palace viešbutis. Hyatt viešbučiai yra išskirtiniai luxury kategorijos. Įėjimas yra į uždarą teritoriją pro apsaugą. Viešbutis yra Tagazų regione, kaip čia kurorte, ir Tagazų beveik visi viešbučiai, kuriuos lankėme, yra nauji, pastatyti prieš kelis metus arba visiškai atnaujinti iš senesnių. Šiaip tai labai fainas regionas, nes tai yra banglentininkų rojus, labai daug banglenčių akademijų, kursų, mokymų. Ir šiaip labai daug žmonių, visai kitokie žmonės renkasi. Čia pagrindė yra turistai ir mažai vietinių matom. Hyatt Place viešbutis. Jis atrodo man taip iš pirmo žvilgsnio paprastesnis negu Hyatt Regency. Nusileidus apačioje yra pagrindinis restoranas. Nu jau baseinų zona tai kosmiškai graži ir va ypač vakarais. O Dieve, koks fainas čia baras. Ir labai fainu metu pataikėm. Viešbutis yra ant aukšto kalno ir savo paplūdimio, matot, jūra kaip toli neturi. Bet va ten tolumoje mes matom Hyatt Regency viešbutį ir iš šito Hyatt viešbučio Place kas 20 minučių nuo ryto važiuoja šatlas, veža į paplūdimį. Hyatt Place Ocean View kambarys. Visi kambariai yra tokie patys, skiriasi tik tai vaizdas. Vonioje yra kosmetika. Tualetas yra toje pačioje erdvėje ir fainai tai, kad galima atsisėsti. Pats kambarys jaukus, čia yra sofa, tai yra kampas, kuris irgi išsiskleidžia. Kambarys tikrai tvarkingas, jaukus ir va, turi tokį labai gražų vaizdą. Tiek į miestą, tai jau vakare bus vau, tiek į jūrą. Kaip gražu. Įsivaizduoju, kokie čia saulėlydžiai.